Per pereitus metus pavyko padaryti gana daug darbų. Vyko labai intensyvus statymas būtent istoriniai daly, istorinių pastatų. Baigėm statyti pastatus pilyje, pastatėme lauksą ir daugelį kitų įvairių pastatų susijusi su visa šią istorinė dalimi. Viskas buvo statoma iš ekologinių medžiagų, savaime aišku, namus statėm, pastatus statėm iš rąstų, kas pareikalavo labai daug darbo, intensyvaus fizinio darbo, kur reikėjo daugumoje dirbti su kirviais. Kiekvieną rąstą reikėjo mažiausiai apie 10 kartų uždėti ir nuimti, kad pritaikyti prie jau gulinčio medžio. Šitais metais beliko tik tai išbaiginėti šituos pastatus. Na ir aišku, kadangi jau paskirtis istorinės dalies maždaug jau ryškėja, būtent čia turėtų veikti gyva istorija, gyva mūsų aišų praeitis, kur gyvai bus rodoma, kaip gyveno tais laikais žmonės, kaip vertėsi ginklų kalimas, moliniai dirbiniai, maisto gamyba, kailių išdirbinėjimas ir taip toliau ir taip toliau. Kas irgi pareikalaus gana daug resursų. Vis dėlto ar pavyks tai padaryti neaišku, kadangi prasidėjus toj krizė arba jau gyvenant į toj krizę gana daug lemia šiuos darbus. Jotvingių jore tai yra sugrįžimas, realus sugrįžimas mūsų čia gyvenančių jotvingių prūsų ainių palikuonių šventė, kur atsispindės visų pirma būtent tokia pavasario šventė, kokią švęsdavo mūsų protėviai. Labai gana tokias svarbus akcentas šitos šventės tai yra visų pirma pagerbimas mūsų protėvių, jotvingių, prūsų, kurie yra žuvę už savo tėvynę. Vyks kiti įvairūs renginiai. Tarp kitko koncertas, kurioje dalyvaus ir koncertuos iš Vilniaus Kūlgrinda. Jie koncertuos, aišku, prūsų kalba, atkurta jau prūsų kalba, kas labai, manau, bus įdomu pasiklausyti ir, aišku, tas atkurtos senoviškos, labai senos dainos, žaidimai, muzika. Be to veiks aišų mūgį, kur bus galima įsigyti arba prie progos pačiam pasidaryti įvairių buitinių daiktų. Taip, kad vienu žodžiu, ta aišų mūgė irgi, manau, daug prisidės prie šitos šventės. Po Jotvingių jorės, galima sakyti, už pusantros kažkaip savaitės vyks poezijos pavasaris. Tas poezijos pavasaris tai jau yra eilinis, gal turbūt 4. ar 5. Jotvingių prūsų gyvenvietį. Jame dalyvaus svečiai iš dabartinės Lietuvos, tai reiškia poetai, ir aišku mūsų čia vietiniai, kurie rašo lietuvių kalbą. Sekantis tokia gana rimta šventė, kuri susijusi yra su Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimu, tai yra būtent Mindauginės. Ta šventė, tai kaip ir Jotvingių jorė, šitam amžiui pirmą kartą bus švenčiamos. Per Mindauginės tai visų pirma paminėsim karalių Mindaugą. Jo laikais pusė Prūsijos, beveik visa Jotva priklausė jo valdom, bet to manau, kad ir įvairių kitų, kaip ir akcentų. Sekantį šventė tai bus Kupalinės, tai gal daugiau čia susiję yra su bendra tokia šventė, su netoliese esančia agroturistinė vieta, Šilainė. Manau, kad bendrai surengsim šitą šventę, kadangi čionai bus atlikiamos visos apeigos, o jau ten likusia naktinė dalis.
Paskutinė tokia šventė šitų metų tai būtent žolinės. Žolinės irgi yra susiję visų pirma su organizuojama Punsko valsčiaus žolinėm pačiame Punske. Na ir tokia atšaka turi vykti ir čia Jotvingių prūsų gyvenime.